skambinti tokiu laiku. Šiandien nepavyksta. Nikaip. Na gerai, aš pabandysiu dar kartelį paskambinti Mantui ir jeigu jis neatsilieps, dėja bus taip, kad pasaka bus papasakota kažkam, o prizas atiteks mums. Būtų labai gaila būtų. Jau tikrai per mėnesį antrą kartą, žinai, per daug jau čia tikrai per daug. Mantai po to nedėjuok. Ne per mėnesį, per savaitę. Tai kad pirmą savaitę dabar tik tai. Tai praėjusią savaitę buvo. Nu, vienas savaitė buvo. Net nepraėjo, ketvirtadienis buvo, berods ar trečiadienis. Man tai kur eini? Niekur neinu. O tu kur buvai? Pasivaikščiai. Tai vis niekur tikėjai. Parėjai. Gerai, man tai žinai, kas skambina? Manau. Ne, tai sakyk tada. Tai Saulės radija. Taip, Kazytė ir Marytė. Teisingai. Saulės radijas tave trukdo už tavo 3 žodžius. Moskvičius, atsiprašau, Antanas ir Kuvalda. Tavo buvo žodžiai, taip? Ja. Mes pagal tuos 3 žodžius sukūrėm tau pasaką, jeigu ją išklausysi, dovanosim ledų, ar esi pasiruošęs šitam dideliam žingsniui savo gyvenime? Labai klausau. Taigi, pasaka tokia. Kražių miestelyje gyveno 85 metų jaunuolis Antanas, kuris dar 1975 metais už paskyrą nusipirko braškinį moskvičių. Antanas juo net į darbą nevažinėjo. Moskvičius išriedėdavo į gatves tik per vėlines ir per Velykas. Per vėlines Antanėlis važiuodavo į Pegasą Helovyno švęsti. Ir mergikių, aišku, pakalbinti. Pala, labas. O per Velykas pas zuikutes kiaušinių padažinėti. Neįgarsinsi to. Niekaip. Ne. Au! Nebent taip. Moskvičius buvo tiek prižiūrėtas, kad nei viename servisiuke ar garažiuke jis nesilankęs. Aš esu nucackintas. Bet vieną gražiai nuaugusi vakarą Antanas įkišo raktelį į spynelę ir durelės neatsidaro. Patampė Antanas, na, nemalonu, taip sakant. Ir prisiminė Antanas seną aferizmą, ar tai aforizmą, ar tai posakį, na, žodžiu, ruskąją techniką liubitų darai. Kaip dėjo. Da nedėjo, palauk. Da nedėjo. Atsitempė iš klėčio kuvaldą ir kaip voštelėjo per priekinį stiklą. Pist, kaip dėjo. Stiklas į šipulius tik tai. Antoškė per kapotą įsirangė į vidų, užsikūrė ir iškūrė. Viskas gerai, kas gerai baigėsi, tik lyt pradėjo. Tarupūžė. Pabaiga. Ačiū. Man tai tu su mumis dar kaip nors. Ja. Kaip tau tokią nesąmonę Egidijus sukūrė? Tai gan neblogai. Jo, yra buvę geriau. Iš 10 3 balai. Nemanau. Ne. Och tu. Tai, tu. Kutvela tu. Jo. Gerai, man tai kaip ten bebūtų, kokia ta istorija bebuvo, Moskvičius sveikas, lyg tai liko braškinis. Tau atitenka ledai, ten ir braškinių yra, žinau. Taip. Labai gerai. Nu. Labai iškalbus toks man. Tavo geresnė nuotaka šiandien, kaip matau. Matyt, savaitgalis ne veltui nuėjo, ar ne? Nu, tikrai ne. Man tai nedėk ragelio.